Dabar aš papasakosiu istoriją, o Giedrė tikriausiai patylės. Noriu pasakyti, kad kai važiavau į tolimą kelionę į Japoniją, už 15 litų nupirkau tokius, dėl viso pikto, labai smulkius karoliukus. Bet kada Japonijoje Tokijoje norėjau jos padovanoti, gidė jin pasakė, ne, aš negaliu priimti tokios brangios dovanos. Kaip jūs manot, kiek tie karoliukai kainuoja ten? Tai kokį 10 kartų daugiau turbūt. Lygiai 10 kartų. Ten jie kainuoja $150. Tai žinokit, aš jums turiu tą brangę labai dovaną ir įsivaizduojat, šitas gintaras yra nenupirktas, o pagautas. Jį galima susižvejoti, kaip kad žuvį galima ir gintarą susižvejoti. Prašau, Henrikai, nešiokitės piniginiai prie širdies, nepameskit. Sveika, gera, teisinga. Aš sakiau, kad jin tylės, o aš kalbėsiu, išėjo atvirkščiai. Jei grįžote iš pajūrio ir neparsivežėte nei vieno gintaro gabalėlio, tai gali būti, kad neteisingai ilsėjotės. Arba kad esate itin sveiki bei turtingi. Nes gintaras, sako, gydo visas kvėpavimo ligas, visokiausius ausų uždegimus, ramina nervus ir dar, sako, pritraukia pinigus. Gintarą rinkti reikia mokėti. Kai namuose rašiau šitą tekstą, gintarą rinkti Giedrė mokė žinomos Klaipėdos gidas Igoris. Tai, Igori, kur čia dabar gaudysim tą gintarą? Čia labai svarbu, kurioje vietoje? Nu, tai pažiūrėsim, atėjom prie jūros, matosi, kad čia kažkiek tai tų yra dumbliukų, šakaliukų, pagaliukų, šiek tiek, ne, į vieną pusę. Viskas juoda, ant kranto bent jau, ne, į kitą pusę. Visa pakrantė juoda. O kaip, tai dabar žodžiu ką aš? Tai kišu sietelį ir gaudo, ar kaip? Pirmą turime įvertinti, priėjom prie jūros, turime įvertinti situaciją, ne? Vertinam, kaip vertinam? Ant kranto, matau, daug tų žolių, dumblių, visokių kerpių. Matau, daug žolių. Jo, vandenį irgi kažkiek yra, jo? Yra, va. Ir, va, žiūriu. Ar blogai, kad yra? Šiaip geriau, kad yra daugiau tų žolių šiek tiek, jeigu nieko nebūtų. Jeigu visiškai skaidrus vanduo, tai dažniausiai tų gintariukų mažai te būna, ne? O kada jau vanduo juoduoja, pritraukia jūrą, srovės pritraukia tos kerpės, dumblius kažkokius, bet svarbiausiai tokius pagaliukus nuglūdintus jūros. Dar viena subtilybė yra įdomi. Matote, va ten kyras toksai skraido didelis? Matau, kyrą. Ir ką? Jisai irgi ieško tą vietą, kur yra gintarų. Tai čia jūsų žvalgyba, ar kas čia? Mano žvalgyba. Čia mano išauklėtas kyras, jis skraido, turi man parodyti, kur yra gintarų. O kaip jis jums pamojo sparnu, kaip dabar pamojuoja? Jis pradeda nardyti virš bangos, parodydamas man, kad ten dugne turi būti gintarų. Tai kur einam? Jeigu tas kyras dar pakvies kitus paukščius vandens ir jie pradės krūvoj virš kažkokios bangos nardyti, tai tą vietą būtinai reikia patikrinti. Tai va, kyras ieško tą vietą, kur yra gintarų, nes ten yra kreviečių žuvų toj vietoj ir gaudo krevietės žuvis. Ir aš nusprendžiau, kad ten reikia tikrinti. Aha. Va taip, nėra taip lengva tos gintarus gaudyti. Nu, bandysim čia pakrašty kažkur, ne? Tai jau galim gaudyti. Nu, gerai. Pradedam. Tai dabar ieškom pagaliukų šakaliukų. Jo, reikia bandyti jo tos pagaliukus ir tada juos va taip pat su tinklu. Nu, toli nebrysim dabar, nes čia jūra šitoj vietoj pavojinga. Man jau sukasi galva. Jo, kišam po biškį tą graibštuką. O tai kur tie pagaliukai, šakaliukai, aš tai jau nematau. Ieškom jo, vat gaudom. Kur gaudom? O, taip, vat va. Saulutė šviečia, gali ir gintariukas sušviesti. O žiūrėkit, jeigu aš dabar, pavyzdžiui, pamatyčiau gintarų. Taip. Ir galvočiau, kad ten gintarai, kaip man reikėtų atskirti, ar ten... O mes paskui ant kranto išnešim, mes patikrinsim. Gerai. Aš padėsiu patikrinti. Taip, jo. Taip, nėra taip paprasta. O tai kaip jūs žinot, ar jau pagavot, ar nepagavot? Nu tai tikrinsim, išnešiu į krantą ir patikrinsim. Kur mano kyras, pabėgo? Ne, aš žinau, tas jūsų kyras kažkur... Ir kyras kažkur dingo. Tas vienas. O aš jau čia kiek prikabinu, aš visą Baltijos jūrą išvalysiu be reikalo čia. Jo, tai taip ir yra, gintaro gaudytojai valo jūrą, užteršia pakrantę, nes viską išneša į krantą. Nešam į krantą, iškratom, pažiūrim, ar pagavom ką nors ar ne. Nešam jo, ne? Tempiam, va taip geriau tempti paskui save, nes jo, nesunku yra. Ai, nu jo. O bangos va padeda, pastumė biškį. Jo. Ir dabar? Ir dabar ant kelių iškratom. Nu ir pažiūrim, kas šiandien. Ir žiūrim dabar gintarų. Kad vien dumbliai pas mane šiandien. Tai pas mane iš vis nieko. A ne, va, akmenų kažkiek pagavau.
Igori, nu tai kaip, nu nėra gintaras. Gal šitas gintaras, ne? Nu kad, žinokit, nelabai. O kaip patikrinti? Aha. Patrina tai delną, kad sušiltų. Va. Pausto delną. Jeigu pušusakų kvapas, reiškia, turi būti gintaras. Tikrai nepušusakų kvapas. Jo, ir gintaras šiek tiek lengvesnis, jisai toks malonesnis turi būti. Aha. Bet su patirtim ateina taip, kad mes labai greitai, va taip surinkam. Ir viskas. Ir einam vėl gaudyti. Ir visą laiką būna tikrai gintaras, taip? Būna, bet šiandieną žiūriu vien kerpės, o pagaliukų nėra, matot? Pagaliukų šakaliukų nėra, liūdna. Tai karolių man nebus. Šiandieną turbūt ne. Reikės dar pasitreniruoti. O jūs ką nors šį pagavote, gal parodyti, ką esat pagavęs, kaip turite ar ne ką? Taip, galėsiu parodyti, jo yra įdomių gintariukų pakliūva, aišku. O šiaip labai žmonės, kai gaudo gintarus, vat jūs vedate ekskursijas, pagauna jie šiaip? Būna iš tikro. Šiaip retai tie metimai būna biškis, būna saujelė, o būna kilogramas kitas, gintaro gaudytojo. Jo, pagauna, gintaro gaudytojo. O per ekskursiją, jeigu pasiseka, o tai jeigu atitinka srovė ir toj vietoj, kur vedama ekskursija, jūra būna dosniai, irgi pagaunam ir surinkam ant kranto. Bet čia yra neįtikėtina, tokio dydžio, ar ne? Mažesnį, didesnį, o taip atrodo ant kranto ir tada, kada mes išnešam tos šiukšlytės pagaliukus, dėl ko mes ir einam. Blizga, gražiai, smagu, kažkokį tokį didesnį, mažesnį gintariuką. Delno dydžio, tai yra neįtikėtina. Čia ežiukas, taip va, akį. Arba ežiuką jo panašus, taip. Arba į Afrikos žemyną. Ai, arba Afrika. Afrikos žemynas, kontūrai, jo. Tai va, nušlifuotas, nuglūdintos jūros, gražus, blizgantis, toksai, man labai smagus. Toks gintarius iš mano vaikystės dar. Iš jūsų vaikystės. Bet jūs pats pagavote? Taip. Gerai, dabar jau mokėsiu maždaug gaudyti gintarus, tai dabar reikės ir Henriką man tik išmokyti dar pagauti. Nes tų karolių tai norėčiau. Henrikas gal irgi amuletą kokį norės? Tai jis norės, aišku, bet aš to prašysiu, kad jis man tos karolius nupirktų, man atrodo, nes kažkaip iš manęs gaudytoja gal nekokia. Nupirkti yra pirkti vienas dalykas, o pačiam pagauti gintariuką ir kažką pasidaryti, tai didesnė vertė. Jo, tai aišku, kad didesnė pasimašau. Bet reikia surasti tą vietą, ne? Einam paieškoti, čia šitoj vietoj nėra nieko, kažkaip vien dumbliai. Nu, einam dar pažiūrėti. Bet taip gaila, norėjau Henrikui kokį tai amuletą padaryti, dar ką nors per